Labadiena! Dar viena laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Ir šį kartą kalbėsim apie dujas. O kur geriausia apie tai kalbėti? Geriausia kalbėti dujų parduotuviai. Važiuojam. Kągi, atvykom į Butanas LT. Pažiūrėkim, ką jie turi pasiūlyti suvirinimo darbam. Ką daryti pradedančiajam, kuris įsigijo tik tai pusautomatį ir daugiau neturi nieko. Atvažiuojame į parduotuvę ir pradedam rinktis iš apsauginių dujų. Dujas galima rinktis miksą, galima rinktis angliarūgštę, galima rinktis argoną. Pusautomačiui dirbant su juodais metalais rekomenduojame angliarūgštę. Čia nekalbam mes apie suvirinimo siūlių kokybę, bet patogumas ir dujų prieinamumas, aišku, yra pats didžiausias angliarūgštės. Nes visom kitom dujom jūs prisirišat prie tam tikrų tiekėjų. Su angliarūgšte jūs esat laisvas, nesvarbu, kur jūs esat, ar jūs esat Vilniuje, ar Anykščiuose, ar Panevėžyje, ar Jurbarke. Angliarūgšte turbūt lengviausiai prieinamos dujos. O toliau žiūrim, kokie yra jūsų poreikiai. Jeigu jūs dirbat garaže, darbas yra pastoviai stacionarus, faktas, kad jums reikalingas didžiulis 20 litrų balionas. Taip, kiekvieną dieną nepatampysit ir tampant, jūs jau įvertinkit, kad turi taip jau tokį bicepsą turėti, tokį geresnį. Važinėjat į objektus, kažkur į sodybą, dažniausiai toksai garažas, namai, darbas, užmiestis. 13 litrų balionas, 10 litrų balionas, 5 litrų balionas. Na, visiškai tokie mažučiai, čia jau daugiau nesuvirinimo darbams, jie skirti yra akvariumam, bet esant labai dideliam norui ir turint fantazijos, galit nusipirkti ne tokį mažiuką balioniuką. Aišku, tik jį naudojant reikės dažniau apsilankyti parduotuviai arba pas savo tiekėją ir jį pasikeisti. Kągi, įsigijome dujų balioną. Belieka išsirinkti reduktorių. Reduktorių renkamės pagal tai, kokią įrangą planuojam dirbti. Jeigu daugiau virinsim su pusautomačiu juodus metalus, tai faktas, kad mums reikalingas klasikinis reduktorius su monometrais. Jeigu planuojam virinti tygų, na, tuomet jums teks rinktis iš rotametrinių reduktorių. Jeigu planuojat virinti nerūdėjantį plieną vamzdynus, irgi nebėda, reduktorius su 2 rotametrais. Būna gyvenime situacija, kai turite balioną, turite reduktorių ir jie vien su kitu nesutampa. Tai situacija yra perėjimas. Įvairūs. Nuo didelio į mažą, nuo mažo į didelį. Lietuvoje mes naudojame 3 tipų ventilius. Belieka išsiaiškinti, koks ventilis yra pas jūs ir pagal tai parinkti perėjimą. Galbūt jūs turit mylimą senelio balioną, kur jau ventilis yra visai surūdyjęs ir nebetitinka šiuolaikiškų standartų. Visada galima nusipirkti naują, gražų, sertifikuotą su apsauginiu vožtuvu ir pasikeisti. Apie balionus ir dujas kol kas tiek, trūksta mums žarnų. Kiek tenka matyti meistriukai, kurie virina su apsauginiam dujom, kokias tik tai jie žarnas nenaudoja. Ir geltonas propanbutaninės, ir ten senelio nuo dujinio suvirinimo arba deguoninės arba acetileninės. Na, aišku, turbūt geriausias variantas tai būtų visgi pasirinkti angliarūgštei skirtas žarną, tai yra būtent labai minkšta, skirta žemom temperatūrom. Jinai net parašyta, čia kažkur yra, kad žema, atitinkanti visus sertifikatus, būtent skirta argonui, CO2, azotui, slėgis 20 barų. Ir kągi, turim vienas diametras yra 6, kitas diametras yra 8. Geriausias mano manimų pasirinkimas ir mes savo dirbtuvėse irgi naudojam būtent šitas žarnas. Surinkom būtiniausių daiktų, kuriuos reikia virinant juodus metalus pusautomačiu komplektą, pradėjom nuo dujų ir taip pat turime dar įvairiausių smulkmenų. Pažiūrėkim. Jau mūsų apkalbėtas reduktorius, žarna skirta CO2 dujom, o taip pat labai svarbu yra įsigyti tarpinės ir sąvaržas. Man už nugaros, matot, yra dar visa krūva vielų skirtų virinti migmagų. Vat ir įsigijom 5 būtiniausius daiktus. Tai yra balionas, reduktorius, žarna, tarpinė ir sąvarža. Aišku, jūs jau suvirinimo aparatą turite turėti, na ir vielos jums irgi yra būtinas dalykas. Šį kartą tiek, iki susimatymo. Ate.